Taigi sveiki visi kanale Rytojus ir šiandien aš varau į miniatiūrų parką Lenkijoje. Tai ten turėtų būti kažkas panašaus į populiarius visokius objektus, visokius populiarius pastatus, tik tai sumažinta versija. Ir su manim šiandien varo mano sesė. Mes varysim pažiūrėti, kas ten gero. Ir svarbiausias dalykas visos dienos. Jo, pažiūrėsim, kas ten. Aš asmeniškai iš nuotraukų labai daug ko noriu iš to parko pamatyti gero. Tai jo. Nu tai ką, mes jau atvykom. Va tas miniatiūrų parkas. Aš jau matau Eifelio bokštą. Varysim pasižiūrėti. Turėtų atrodyti gerai visai. Emocijos, davai. Kas čia bus? Įdomu. Kas įdomaus? Aš ir manau, kad čia bus labai įdomu. Pažiūrėsim. Mes dabar varom bilietų nusipirkti. Čia va tokia mažuma bus tokios skulptūros. Aš jau matau Pizos bokštą. Čia turėtų būti visai įdomu. Mes dabar einam į parką. Yes. O čia yra automatai, čia įdomiausia dalis parko, gerai juokauju. Ką mes čia pirmiausia turim? Čia yra Jėzus. Rio de Janeiro. Brazilijos Jėzus. Tada yra piramidė. Atrodo įdomiai. Žiūrėkit, kokio dydžio Eifelio bokštas. Wow. Būtų fainai, jeigu būtų galima užlipti, bet eiktų savo. Visai didelis. Jo, tikrai visai mažas parkas, tikrai mažas parkas, tikrai miniatiūrų, jo, miniatiūriniai dalykai. Aš tada pabuvau prie tikro Eifelio bokšto, aš tikrai dabar Prancūzijai, ne Lenkijai, ne. Tai pabuvau prie bokšto, tai ir dabar mes einam toliau. Ir čia yra kažkokia, aš nelabai gaudavausi šitose, bet čia yra kažkokia tai Basilica of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Kažkoks dalykas, žodžiu. Aš neįsivaizduoju, čia jaučiu kažkoks įžymus dalykas, bet aš nelabai domiuosi šiaip. Tai ką mes čia turim? O, čia The White House. Nu, toks baltas namas, man atrodo, čia yra Amerikos kažkoks įžymus statinys irgi. Tai buvo baltas. Čia irgi kažkas panašus į baltą namą, bet čia yra kažkas Berlin kažkas. Brandenburg Gate. Neįsivaizduoju, kur tai yra. Berlynas. Tai man rodos, kad yra Vokietijai. Dabar mes turim Big Ben. Tai yra, kiek žinau, iš Londone. Britanijai, Great Britain. Neįsivaizduoju kaip lietuviškai. Pamiršau. Įsivaizduoju, bet pamiršau. Wow. Šiaip jis palyginus su bokštu, tai miniatiūrinis vapšė. O aš jį į ranką galiu paimti. Nu beveik. Mes turime miniatiūrinę versiją kažkokių tai akmenų. Aš žinau, kodėl jie... Aš neįsivaizduoju, kodėl šiaip kas čia yra iš vis. Aš mačiau foto. Bet aš neįsivaizduoju, kas šie tokie. Žiūrėkite komentarus. Ir mes tada einam toliau nuo tos vietos. Ir čia yra, aš tiesiog einu. Ir tiesiog sfinksas. Tiesiog savo guli sfinksas. Kaip laikais. Žodžiu, gerai sako laikas. Tada turim kažkokius tai vardus. Prancūzijai. Neįsivaizduoju, kas tai yra. Tada čia yra įžymus Pizos bokštas. Jis yra Italijai. Aš žiauriai norėčiau į Italiją nuvaryti pamatyti šitą. Dar to pačiu norėčiau ir Koliziejai pamatyti. Būtinai. Kad nors gal atvarysiu ten. Tai čia tada mes turim Kinijos didžiąją sieną. Ar kaip jinai vadinasi? Jo, didžioji siena. Kinijos siena, kitaip. Tokia mažytė, čia galima tiesiog va tai vaikščioti su pirštais. Au, karšta, eik savo. Šiandien sveika tokia saulė yra. Žiauriai karšta. Bet čia turim kažkokį žiauriai didelį statinį, matau. Žiauriai didelį. Čia yra The Castle of kažkoks keistas pavadinimas. Gal čia Drakulos namas?
Nu, nepanašu šiaip. Neįsivaizduoju kažką. O dabar jame turėtų būti žiauriai karšta. Ir dar mes čia turim kažkokį Departhenon Anthens Grece. Graikijai kažkoks tai namas. Irgi baltas. Ir turim Laisvės statulą Amerikoje. Na, šiaip labai maža palyginti. Kodėl čia Eifelio bokštas buvo didžiausias? O, jinai tokia maža. Mes einam toliau ir turim Gdansko kažką. Kažką gdanskiško. Kažkoks monumentas to the fallen shipyard workers. Tipo dėl mirusių šitų jūros darbuotojų. Paminklas. Čia dar kažkoks namas. Jėts, kiek čia daug namų. O, kažkokie iškilimai. The Manor House of kažkas neaiškaus žodžio. Vat kažkoks namas. Šiaip mažiukas labai. Negi čia kažkoks įžymus namas toks mažas. Aš nelabai šitose suprantu, kas čia, kur čia, kas čia yra įdomu. Aš tik žymiuosi, žinau. Ten tipo Eifelio bokštas, dar kažkas. Opa. Dar kažkokį namą turim. Kur aš irgi neįsivaizduoju, jūs galite čia paskaityti. Ir aš neįsivaizduoju, kas čia toks per namas. Einam toliau. Einam. Ir aš pamačiau ką tik dar mažesnį namą. Who is this? Tiesiog paprastas namas. Ir čia yra pavėsis. Aš gal kur nors atsisėsiu, pailsėsiu. Nes čia labai šiandien jau karšta. Pailsėsiu, pasėdėsiu. Žiauriai karšta, nesveikai karšta šiandien yra. Galima apžiūrėti namą iš arčiau. Kažkas ten. Kas ten? Aš ant skruzdėlyno. Atsikniskit. Aš ant skruzdėlyno atsisėdau. Čia nelabai matos, bet aš galvoju, kad čia manęs vaikšto. Čia skruzdėlės. Blemba. Wow, ten kažkoks didelis namas. Stimarys Kuršk. Gdansk. Čia kažkokia irgi katedra. Ne katedra, o bažnyčia. Ką atpažinau, tai tik Laisvės statulą. Tada Pizos bokštą. Keista, kad nebuvo Romos koliziejaus. Tada kažkokį tai ten akmenų daug. Tada tą baltąjį namą. Kinijos sieną. Ir viskas. Ir Paryžiaus tą bokštą. Bet kažkaip tai taip. Mes šiandien dar varysim į 2 parkus. O šitie 3 parkai, tai šitas yra miniatiūrų parkas. Čia bus visokie mašinos miniatiūrinės. O čia bus kažkas su lėktuvais, panašiai. Jo. Tai šitam parkui aš duodu kokius 6 iš 10. Nelabai man patiko čia. Ką pamačiau, tik tai mažus namelius ir viskas. Tai susitiksim kitam parke. Nu ką, mes atvarėm. Aš jau ten matau lėktuvą. Kas Zebė parašyta? Neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Nu ką, mes įėjome parką. Čia kažkokie minionai jau matos. Nu ne, nož. Man, davai pabandyk įlipti. Bet tai negalima. Galima. Jeigu įtilpsi. Tai ką, įtilps. Tikrai. Nu jo, kaip ir. Pabandyk. Ne. Ne. Tai aišku, pažiūrėk. Tai aš kaip suprantu iš karo. Gal antro pasaulinio čia. Bent jau kiek iš šitų mažiau, tai man rodo šitose košę gamindavo. Ar aš klystu? Mes dabar varome žiūrėti tų mašinų. Pažiūrėkit, ten yra. Ir aš žinau, kad čia bus kažkur Bino mašina. Žiūri, noriu jai nusifotkinti. Laivas. Čia jau čia ne muziejaus mašina, čia darbuotojai. Mes varom prie Monster Trucko. Atrodo žiauriai gerai. Wow. Daumais veikia. Ar čia tiesiog dekoracija padaryta? Jame variklio yra iš vis. Nu, yra tarsi variklis. Nu, gal kad veikia, bet kad autobusas yra, galim užeiti į autiką. Užeisim. Ką čia gero? Opa.
Oho. Tai tiesiog autobusas. Randam autobusas. Šiaip galima. Atsidaro. Vairuoju autobusą. Čia kaip The Long Drive'as. The Long Drive'as. Jo, realiai The Long Drive'as dabar. Antrą pavarą. Nesijunginė. Kur vešimus? Lietuvą? Nu tikriausiai. Opa, pajungiam kažką. The Long Drive'as čia. Dabar The Long Drive'as žaidžiu. Važiuojam. Kaip sunkus. Ir tai pradeda važiuoti. Jo, vam. Nesisuka vairas. Pavaras neveikia, vairas nesisuka. Spidometras sulūžęs. Niekas neveikia. Jo, realiai čia zombių filmuose buvo toks. Nu, pavaras nesisuka. Dabar mes einam prie visokių karinių mašinų ir visokių mašinų. Čia turėtų kažkur būti Bino mašina. Aš žiūri, noriu pamatyti Bino mašiną. Pagal mano reakciją, man nors suprasti, ar... Aš matau Bino mašiną. O išvažiuoja Bino mašina, matai? Varom prie Bino mašiną. Bino mašina. O, The Long Drive mašina. O, dar viena The Long Drive mašina. Eik tu savo čia, bet mobilis. Bet blemba, man Rusija neįt bus galima. Kultovi mini, mali samot, suhoha. Neaišku, kas čia kažkaip. Čia galima įeit, pažiūrim. Negalima įeit. Palauk. Štai Bino mašina. Irgi negalima. Scooby-Doo mašina. Aš nežiūrėjau Scooby-Doo, bet gal ją bent jau galima įeit. Matau traktorius. Daug traktorių. Kai reikalas daug traktorių. Wow. Matė jokingai atrodo. Pažiūrėkit, kokie mažiukai traktoriukai. Kokie mėly mažiukai traktoriukai. O, koks mažiukas. Eik, tai koks mažiukas. Kas tokį šis padaryti būtų galima? Arba dar apšies toks yra. O čia kas? Čia dar, na čia didesnis. Kombainas va yra. O mes vėl prie mašinų. O, žaislinė mašina. Nejaučiu, neveikia. Į va tas karinės galima įlipti. Aš matau, ten yra atidaryta. Aš čia net durų nėra. Gal galima įlipti? Čia net durų nėra. Ta prasme, čia net durų nėra. Tai geras. Galima pasukti vairą. Kuris nesisuko. Niekaip yra pavarų dėžė, va. Kuri nelabai veikia. Ir dar kažkokia karinė. Ja, galima gal įeiti. Prašau. Duokit bent į kažkur įeiti. Prašau. Čia varžtas įsuktas neleidžia. Opa. Viskas? O, žiūrėk, gal. Čia stabdis kažkaip sunkiai spaudžia. Čia kas? Kažką galima dėti. Dar nuvarysim į lėktuvą. Ten buvo lėktuvas. Kažkoks. Ir jį tikrai jau, ten jau bus galima įeiti. Čia tai niekur neįeiti galima. Įmentu į šitą mašinytę. Atrodo įdomiai. O, čia golfas. Grinai irgi The Long Drive yra. Opa! Yra kažkoks mocas. Mašina, bet čia jaučiu ne kolekcinį. Opa! O čia tai va. Galėtų va toks būti eksponatas kažkur padėtas, bet jau čia įlip neina. Dabar mes varom į lėktuvą, pasirodo, čia yra 2 sujungti parkai. Ten matau šachmatus. Dar toks ratas yra. Kuriame žiauriai baisu suptis. Jau supausi, vos nepargriuvau. Aš čia kaip baisu. Viršui. Nu, juokauju. Wow. Kažkoks nenaujas lėktuvas. Nu, į lėktuvai kitaip atrodo. Ir kapitono. Oho. Viskas tikrai nepiešta. Leidžiamės, dabar nuvarysim ant tokio batuto. Parodysim. Čia vanduo pilas. Atsišalit galima. O, va, ant šitą batutą. Sai.
Nu ir mes jau grįžom namo. Aišku, aš jums trupučiuką aš užsisvajau ir kai baigiau videką, pamiršau atsisveikinti, ar aš tiesiai jau dabar jau nebe Lenkijoje, jau į Lietuvą grįžau. Aš esu dabar palapiniai, ant matraso savo sėdžiu. Nu ir su jumis buvo šitas ir viso gero.